Mano meilė. Aš taip visus ir viską myliu. Man taip patinka meilė. Aš jaučiuosi daug gyvesnė, kai jaučiuosi mylinti. Norėčiau tame būti visada. Net nežinau, kas man svarbiau. Ar mylėti pačiai, ar jaustis mylimai. Turbūt abu du variantai svarbūs reikalingi. Bet ko gero, aš geriau, stipriau jaučiuosi, kai myliu pati. Kai myliu savo šuniuką, žmonės aplinkui, kai myliu krentančią snaigę, kurią pagaunu dar jai esant ore, grožiuosi jos nuostabę struktūrą, formą, myliu ją, alsuoju ją savo meilę, kol jie ištirpsta iš tos mano meilės ir šilumos. Myliu lietaus lašus, kurie tarsi verkia kartu su manimi, o dar po to ir nušluosto, nuplauna mano ašaras, nuplauna mane, atgaivina, kad ir vėl ramiai eičiau tolyn. Myliu jūros bangą, kuri pulsuodama pirmin atgal masažuojančiai glosto mano kūną. Ir vėją myliu, už jo supavimą, glostymą, liuliavimą. Meilė yra stipriausias variklis, padedantis gamintis laimę ir duodantis daugiausiai jėgų eiti pirmyn. Meilė sunaikina pyktį, baimę, vienatvę, nepasitikėjimą, trūkumą, savęs gailėjimąsi. Noriu, kad mano meilė niekada nesibaigtų. Nors meilė yra mano mėgstamiausia savijauta, ne visada pavyksta išvien joje murdytis ir ją mėgautis. Kartais įvairios situacijos ir kitos emocijos tą meilę tiesiog kažkur išstumia. Mano transformacijos etapai kuriam laikui buvo atėmę iš manęs mano meilę. Aš buvau palikta viena nežinioje, be plano ir be galimybių kažką pakeisti, judėti į priekį. Aš buvau nevilty. Aš pykau ant viso pasaulio, kad mane visi paliko vieną. Aš pykau, nes jaučiausi niekam nieko blogo nepadariusi, o mane kažkodėl jie visi taip skriaudžia. Aš pykau ant Dievo. Kodėl jis mane paliko, kodėl atvedė į tokią situaciją, kurioje taip tuščia, nyku, skauda, vieniša, beprasmiška, kur aš nieko daugiau negaliu padaryti, tik gailėti savęs, kaukti iš skausmo, nevilties ir matyti tik vieną išeitį. Pasitraukti iš šio pasaulio, nes jokio kito kelio, jokios kitos išeities nematau. Bet Dievas nepaliko manęs. Jis taip laukė manęs. Jis atvedė mane į tą situaciją tam, kad išsiplėšiusi, išsiriekusi, išpykusi, pagaliau nurimčiau ir pradėčiau juo pasitikėti, net kai aplinkui nematau jokių prošvaiščių, padrąsinimo, palaikymo ar įrodymų, jog viskas bus gerai. Ir man daugiau nieko kito nebeliko, tik atsiduoti į tą aklą pasitikėjimą juo. Aš taip ir padariau. Aš nurimau. Aš jaučiausi saugi, nepaisant to, kaip aplinkui mane viskas buvo sugriuvę, įrodęs, kad iš tų griuvėsių nėra išeities. Aš žinojau, kad Dievas gali viską. Ir kad jis manęs taip nepaliks, man lieka tik išsitraukti savo kantrybę ir parodyti jam, kad aš moku laukti. Po kelių dienų viskas aplinkui tarsi pradėjo tvarkytis. Aš nurimau dar labiau, nes jau mačiau ir įrodymus, kad aš nesu palikta be išeities. Kad aš nebesu įstrigusi toje tuštumoje. Ir mano meilė viskam ir visiems vėl grįžo. Ji grįžo būdama dar ryškesnė nei anksčiau, stipresnė, tyresnė. Jai dar labiau nereikėjo priežasties mylėti. Aš vėl gyva, vėl laiminga, stipri, vėl noriu gyventi. Aš vėl myliu. Man taip patinka mylėti.